Labas rytas, sveiki, mėlieji mielosios, sveikinu Jūs atvykus į MyFitEmpire kanalą ir šiandien čia dalinuosi jau 7 dienos tornado iššūkio video. Primenu, kad MyFitEmpire kanalą galite paremti, padėkoti, paspaudžiusios mygtuką Thanks širdutę po šiuo video. Arba galite tiesiog pasidalinti šio video su draugėmis, draugais, pasižiūrėti kartu ir padėti man augti. Jums tai nieko nekainuoja, o man tai yra tikrai didžiulė papildoma motyvacija filmuoti jums video, dalinti savo žiniomis ir skleisti savo žinias visuomeniai ir visom nuostabiom moterim. Taip pat raginu nepamiršti prenumeruoti MyFitEmpire kanalo, kadangi jame jau yra gerokai virš 100 ar 200 video, ne tik tornado iššūkio, tačiau ir kitų iššūkių, vlogų, treniruočių, patarimų ir kitų įdomybių, kurios turėtų būti naudingos bet kokiam sveikesnių gyvenimo būdu besidominčiam žmogui. Primenu, kad šiandien, kaip ir visom kitom dienom, pasiruošiam 1,5 arba 2 litrų vandens buteliuką ir visos dienos metu jį gurkšnojame, tikrai ne per vieną kartą. Lengviausia atsiminti, galbūt prieš kiekvieną valgį išgerti stiklinę vandens. Tiesiog susidarykit savo vandens gerimo rutiną ir vis stebėkite, kaip tas buteliukas tuštėja pas jūs ant stalo. Ir primenu taip pat, kad šį rytą, kaip ir kiekvieną rytą, mes turėjome atlikti mūsų tikslo vizualizaciją. Jeigu dar nesugalvojo tikslo, keliaukite į pasiruošimo arba į pirmą video, kur truputį plačiau kalbu apie vizualizaciją. O šiandien aš tik noriu papildyti tą mūsų vizualizacijos tikslą ir mes ne tik raiškiai ir aiškiai 3D formate matome savo tikslą, jį įsivaizduojame užsimerkusios ir galvojame apie tai, kad šitas tikslas man ranka pasiekiamas, jis priklauso tik nuo manęs, bet ir galvoje garsiai vardinu, kokių šiandien veiksmų aš imsiuosi tam, kad pasiekčiau savo tikslą. Ir šitų veiksmų visos dienos metu aš imuosi su malonumu, su pasitenkinimu ir su dėkingumu savo, kad mano kūnas tai sugeba padaryti. Kadangi jūsų tikslų, nežinau, jie gali būti pas visas skirtingi, bet jeigu šie tikslai yra susiję su veiksmais, kuriuos mes atliekame projekto metu, tai mes tiesiog vizualizuodamos savo tikslą įsivaizduojam, kaip aš šiandien su malonumu ir pasitenkinimu padarysiu treniruotę, kaip aš skaniai ir sveikai valgysiu, kaip kiekvienas kąsnis maisto, kaip kiekvienas gurkšnelis vandens nusileis į mane ir kaip mano kūnas man už tai padėkos. Jis duos atsaką, jis taps sveikesnis, gražesnis, lieknesnis ir visoks kokesnis. Tai vat vizualizuojam ne tik tikslą, kuris kažkokiu mistiniu būdu turi mus pasiekti, o kartu prie tikslo pradedam vizualizuoti ir galvoti veiksmus, kurių dėka mes sieksime savo tikslą. Ir šiandien labai noriu su jumis pasidalinti, labai noriu jums priminti visoms, nes manau, kad kiekviena iš jūsų puikiausiai tai žino, kad vienas nuostabiausių jausmų gyvenime, pasaulyje yra dėkingumo jausmas. Dėl to šiandien raginu jį labai išaštrinti. Už kiekvieną veiksmą savo, už kiekvieną, kaip minėjau, išgertą gurkšnelį vandens, suvalgytą maisto kąsnį, už kiekvieną padarytą žingsnį. Padėkoju savo kūnui ir pagalvoju, kaip man pasisekė, kokia aš esu laiminga ir dėkinga savo kūnui už tai, kad jis sugeba daryti šituos veiksmus, kad jis sugeba vaikščioti lengvai, kad jis sugeba duoti man tai, kad aš jo dėka save realizuoju, gyvenu šiame gyvenime. Tai tiesiog raginu šiandien visas prisiminti tą nuostabų dėkingumo jausmą. Ir ne tik pasakyti tuščius žodžius, kad vat, aš dėkinga savo kūnui, galbūt aš dėkinga savo vaikams, galbūt aš dėkinga savo tėvams, galbūt aš dėkinga dar kažkam, kažkokiom aplinkybėm. Tai tiesiog garsiai sakom arba viduje mastom visos dienos metu apie tą dėkingumą. Ir bandome ne tik tai tuščius žodžius ištarti viduje arba garsiai, o giliai permastyti. Giliai iš vidaus pajausti tą dėkingumo jausmą. Nes kuo daugiau
gero jausmo, kuo daugiau dėkingumo mes skleisime, tuo daugiau mūsų gyvenimuose atsiras už ką dėkoti. Tai vat, kuo labiau aš dėkosiu savo už tai, ką aš turiu šiam momentui, tuo daugiau aš turėsiu už ką dėkoti ateityje. Nes kai keičiame save, keičiame savo mąstymą, keičiame savo veiksmus, tai ir keičiame pasaulį aplink mus. Keičiame ir žmonių nuotaikas aplink mus. Keičiame žmonių reakciją į mus. Keičiame aplinkybės, kurias mes pritraukiam, kurių mes galbūt anksčiau nepastebėjom. Pastebim galimybės, kurių anksčiau nepastebėdavom. Žodžiu, šiandien pas mus vizualizacija prisideda veiksmai, prisideda gilus dėkingumo jausmas. Taip pat primenu, kad 10 valandą vėl ryte turėsime MyFit Empire kanale live klausimų atsakymų sesija su manimi, diskusija, nėra čia kažkokia tai tokia sesija, tiesiog prisijungiu live, bendrauju su jumis, jūs mane matot, aš matau, skaitau jūsų komentarus kitoje ekrano pusėje, užvedat mane ant kelio, kas jums įdomu, aš jums atsakinėju klausimus. Ir jeigu praleidot pirmas 2 live klausimų atsakymų sesijas, jas rasite taip pat MyFit Empire kanale skiltyje live arba albume 10 dienų tornado iššūkis. Nagi, o šiandien atėjo laimė į kiekvienos moters gyvenimą, kadangi šiandien mes su jumis darom apatinės kūno dalies, kojų, šlaunų, sėdmenų treniruotę. Tai yra mėgstamiausios visų moterų, visų laikų treniruotės. Jas visą laiką visas daro su malonumu ir šios treniruotės visą laiką sulaukiu daugiausiai peržiūrų, tai aš tikrai džiaugiuosi su didžiausiu džiaugsmu, ją jums rodysiu. Taip pat žadėjau, kad treniruotės šio iššūkio metu bus be papildomo inventoriaus. Tai šiandien treniruotėj papildomos inventorius nebus reikalingas, darysim tiesiog su savo kūno svoriu. Tačiau daugumą šių pratimų galima bus atlikti ir su papildomais svoriukais, kai taisyklingai išmokstame techniką, suprantame, ką mes kur turim pajausti, kuris raumenukas dirba. Tai stengsiuosi, kaip ir visada, truputį išsamiau pakomentuoti, kada kvėpuojam, kada ką įtempiam, kada ką jaučiam. Girdime mane ir darome su didžiausiu malonumu ir dėkingumu šią treniruotę kartu. Puiku, pradedam. Įkvėpim. Delnai į mane. Pilvas įtemptas. Rankos už galvos ištiesinam nugaros. Pasliekam rankas už galvos. Lengvi pasisukimai. Palaiko mintim. Gerai, parodom delnus. Aktyviai energingai. Užtukus padarom cukrų per viešą, į save, ne per alkūnę, per viešą, nuo savęs. Iš čia per alkūnę, į save, nuo savęs. Nusileidžiam ant pečių. Pasukioja, atgal, ratu, į priekį. Padarom kumščius, keliukai sulenkti, atgal, per peties sąnarį, pilna amplitudė. Į priekį. Rankos už galvos, nusileidžiam, iškvepiam, grįžtam. Grįžtam, dar. Dar vieną kartą. Rankos ant pečių viršutinė kūno dalis, labai maža amplitudė, juda ratu. Lėtai, be staigių judesių. Kitą pusę. Gerai, rankos iš šalies, mane kažkas tempia į vieną pusę į kitą. Čia jau didesnė amplitudė. Rankos priešai save, klubai, juda ratu, ant galvos obuolys, kuris negali nukrist.
Ir į kitą pusę. Gerai, laikom pusiausvyrą nuo savęs ratu. Per klubos sąnarį sukame koją. Iškvepiam. Gerai, sustojam. Po vieną nuo savęs į save. Dar nuo savęs į save. Dar trupučiuką. Kita pusė. Nuo savęs į save. Dar. 3. Gerai. Nusileisim žemyn, kartu ir keliai, ir klubai. Padirbės. Įsipatogis. Pečius nuleidžiam, pilvą įtempiam. Patogiai atsisėdam. Stūmiam alkūnėmis. Kelius į šalis. Turim jaustis komfortiškai ir sėdėdamus. Patikrinam, ar vienodas kampas. Abiejų pėdų. Gerai. Galima kumštukus įremti. Ir svarbiausia, nuleidžiam pečius. Pakvėpuojam šitą. Pakvėpuojam. Gerai, dabar rankos į priekį. Priekyje paliečiu keliukų. Grindis. Grįžtu. Turim sugebėti atlikti šitą judesį. Jeigu nepavyksta, blogi reikalai, reikia dirbti su klubų mobilumu. Gerai. Atidarom atvirkščiai. Nuo savęs parodom bato padumą. Iškvepiam. Dar. Gerai. Iš čia kylam. Rankos ant kelių. Stumiam. Dubenį atgal keliukų. 1. Į. 2. Dar 3 kartai. 3. 2. Ir 1. Viskas. Kylam. Kojos tiesiai, leidžiamės ant kulnų, kylam pirštukai. Kylam ant pirštų, leidžiamės ant kulnų, pakeliam pirštus. Iškai pernešam svorį. Kvėpuojam. Dar truputį. Gerai, ant pirštų leidžiamės. Pam, pam, pam. Ant kulnų. Šylam, jaučiam, kaip viskas šyla. Gerai, įkvepiam. Iškvepiam. Atsipalaiduojam, atsigeriam, jeigu reikia. Ir ruošiamės pagrindiniai daliai. This workout is 20 seconds effort with 10 seconds rest. Your workout Rankos už galvos. 4, 3, Darysime pritūpimą. Ir iš pritūpimo kelis liečia alkūnę. Susiliečia. Toks truputį apšiliminis. Išjudinam šlaunis, bandom užkabinti sėdmenis. Dar. 4, 3, 2, 1. Puiku. Iš čia ruošiamės daryti įtūpstą, dešinę koją ruošiam. Darysime įtūpstą atgal. Ir jeigu dar pavyksta, tai tą pačią koją darom smūgį į priekį. Jeigu ne, pasiliekam prie įtūpsto ir grįžtam. Įtūpstas, grįžtam. Jeigu pavyksta įtūpstas ir smūgis. Kvėpuojam. 4, 3, 2, 1. 10 seconds rest. Ruošiam kairę koją, kartosim tą patį. Pilvą laikom įtemptą. 4, 3, 2, 1. Įtūpstas, smūgis į priekį. Įtūpsto metu korpusas ne visiškai tiesiai, šiek tiek į priekį. Jaučiam priekinės kojos. Sėdam. Darysime pasilenkimą. Siunčiam impulsą į sėdmenis. Turim jau sėdmenis ir dvigalvį šlaunies raumenuką. Pilvas įtemptas. Įtemptas. Stumiam. Dubenį atgal. Nugara kaip stalas. Ne pritūpimas, o stumimas sėdmenų atgal. Pažiūrėk. Turim jausti. Va šitą visą dalį. Geriausiai šitas pratimas daromas su svoriu, bet mes mokomės technikos
Ir lygiai taip pat jaučiam raumenukus. Leidžiame žemyn viduriom. Pilvą įtempiam, ruošiam dešinę koją. Stumiam tiesiai nuo savęs. Kulnu, matot? Lyg tai turiu į sieną. Imu iš tėvynę su kulnu. Bet nedarau jokių papildomų judesių nugarą. Reiškia, jokių pagalbinių ir išsirėtimų. Dirba tik koja. Dar porą padarom, kol aš čia aiškinom. Pertrauką, praleidom, liekam čia. Darom vienas. Stumiam į viršų ir grįžtam. Dar lenkiam į viršų ir grįžtam. Judesys lygiai taip pat. Tik iš kojos. Pilvas įtemptas, dubuo po savim. Turim čia jau sėdinti. Dirbsim kitą pusę, kairė koja. Pilvą įtemptam. Ne išsiriečiam, o atvirkščiai pabrukam po savim. Dubenį. Mušam kulnu. Iškvepiam. Bent pamažai kartų, bet taisyklingai. Iškvepiam. Mušam vinį į sieną. Pertraukos metu taip pat padarom. Tai yra pertraukos metu padirbti. Nesiilsim. Liekam. Lenkiam, mušam į viršų. Grįžtam. Lenkiam, mušam į viršų. Grįžtam. Stengiamės su kojos lenkimu ir tiesimu. Neįdarbinti juosmens. Pilvas visą laiką įtemptas ir apsaugo mūsų stuburą. Pertraukėlė. Žiūrėkit, ką aš turiu omeny, kai taip sakau. Tai reiškia, mes kai darom šitą judesį, mes nedarom jokio išsirietimo per juosmenį. Ant nugaros obuolys arba vaza, kas nori. Nugara kaip stalas. Pilvas įtemptas, taip pat nenukrentam. Pilvą laikom įtemptą, nugara tiesi. Ir iš čia, tada jau darom bet kokį judesį, koks jis bebūtų. Antras ratukas bus kitoks. Mes dabar įdarbinom didįjį sėdmens raumenį ir dvigalvį šlaunies raumenuką. Dabar padirbėsim daugiau su kitais raumenim, su kitais sėdmenų ir šlaunų raumenim. Antras ratukas skirsis. Pajausit ir, kad dirba kiti raumenukai. Pradėsim nuo pritūpimo kojos pakėlimo į šoną. Čia ne metimas, o tiesi koja kyla. Gali būti lengvai sulenkta. Turiuomenė tiesi, tai yra per klubą judesys, ne per kelią. Iš karto iš čia mes atsigulsim šonu, sulenksim kojas, įtempsim pilvą. Visas svoris ant alkūnės, tai yra apatinės kojos kelio, ranka už galvos. Su iškvėpimu kylam į viršų, atsidarom. Jaučiam sėdmenį, kažkas ten vyksta. Iškvepiam. Grįžtam. Iškvepiam. Paguldam klubą. Klubas pakyla, iškvepiam. Grįžtam. Dar. Gerai. Dabar mes pakeisim pusę. Kita pusė ranka už galvos. Iškvepiam. Grįžtam. Dar. Ilgą laikom įtemptą ir nepamirštam kvėpuoti. Su kiekvienu kojos atvedimu iškvepiam. Grįžtam. Iškvepiam. Grįžtam. Ir apsisuksim. Grįžtam prie mūsų padėties 4. Darysim 2 pratimus dešiniai kojai. Dirbs kiti raumenukai. Dešinė koja ištiesta. Darom tokį judesį, tiešiam puslapį. Reiškia nuo savęs į save. Paliečiam grindis. Iškvepiam. Pilvą laikom įtemptą, dirba tik koja. Kaip gyvatėlės, pačios nevingiuoja. Gerai, ta pati dešinė koja dirbs toliau, mes ją sulenksim. Darysim tokį pratimuką. Atsidarysim, ištiesim
atsidaro tik tiek, kiek mums leidžia mūsų klubų mobilumas. Reiškia, gali būti judesys tik šitoj amplitudėje labai žemai. Bet už tą turit jausti, kažkas ten labai gerai pasijudino. Kita koja, kairėm. Pilvą įtempti. Ratu, nuo savęs, į save, iškvepiam. Iškvepiam. Į save stipriai, užkabinam ir vidinę šlaunies dalį, užspaudžiam. Dar truputį. Gerai, ta pati kairė koja. Atsidarys, išsities ir grįž. Iškvepiam. Grįžtam. Rankas galima laikyti plačiau, kad mažiau norėtų susiduoti. Nėra labai lengvi pratimai, galit lengvinti, paliekant tik atsidarimą, jeigu per sunku. Paskutinis mes apsisuksim, darysim sėdmenų tiltą, bet su atidarytom kojom. Varlytės. Keliam dubenį į viršų. Su iškvėpimu užspaudžiam sėdint. Grįžtam, dar. Iškvėpiam viršuje. Mentis guli, nedarom tiltelio. Neišsiriečiam ant kaklo. Užtenka judesio va. 10 cm pakyla klubai. Apkabinam kelius. Pakylam. Nesiilsim, netinginiaujam, vaikštom, kvėpuojam, šokam, darom kažką, bet negulim. 45 seconds left. Gerai, kad mūsų treniruotė būtų efektyvesnė. Dar kartelį pakartosim pirmo ratuko pratimus, grįšim prie didžiojo sėdmens raumens, neduosim jam poilsio dar. Tai reiškia, kartojam dabar pirmo ratuko pratimus. Įkvepiam, iškvepiam. Jeigu jums reikia daugiau laiko atsistatyti, praleiskit pirmą pratimą arba antrą, prisijungit nuo trečio arba nuo antro. Bet prisijungit. Kvėpuojam. Rankos už galvos. Mes tūpiam ir paliečiam keliuku alkūnę. Galima sakyti, mes čia papildomai truputį ir presiukai darbinam. Iškvepiam. Gerai, darysime įtupstą su kojos metimu atgal. Įtupsto metu pilvas įtemptas, dubenį laikom po savim. Ruošiam dešinę koją, didelis žingsnis atgal. Keliukas artėja prie žemės, bet nepaliečiam. Čia jaučiam priekinės kojos sėdinti. Didelis žingsnis, taip. 90 laipsnių kampai praktiškai išeina. Bet ne per didelis, ne špagatas. Ruošiam kairę. Puikios nuotaikos tikiuosi, kitoje ekrano pusėje. Važiuojam. Smūgis. Smūgis. Pasisuksiu į jūs. Jeigu taip greit neišeina, lėtinkit. Laikom pusiausvyrą. Jeigu ir šitai per sunku, galima laikytis už kovos ir daryti paprastą įtupstą, be kojos metimo. Visą laiką galim rasti išeitį. Darysim pasilenkimą su įtemptu pilvu. Stumsim dubenį atgal. Grįžtam. Jaučiam mechaninį ištempimą nuo čia iki sėdmens. Iškvepiam. Kojos lengvai sulenktos, minkšti keliukai, bet lenkimas per klubą, ne per kelius. Šitas pratimas daugiau technikos išmokimui. Leidžiamės žemyn, ruošiam dešinę koją. Pilvą įtempam. Mušam kūnu vinis į sieną. Kūnu vinis. Rankų per alkūnę nelenkiam, nepadedam sau. Ir nugara visiškai tiesi.
dešinė koja, mes jį ištiesim, lenksim iki sėdmenų, mušim kulnu į viršų ir grįžim. Lenkiam, mušam į viršų, grįžim. Iškvepiam čia, iškvepiam. Dar. Gerai, poilsis ir kita koja. Pilvą įtempiam, dubenį po savim, nugarą tiesi. Lenkiam ir mušam kulnu. Taip pat stengiamės. Aš pasižiūriu kartais į kamerą, ar viskas tvarkoj. Bet mes kaklą laikom natūraliai, taip kaip yra mūsų stuburas. Neiškviečiam, nežiūrim į priekį, nelaužom nieko. Natūralus linkis. Dar kartelį prisimenam, pilvas įtemptas, nugarą tiesi. Koja tiesi. Lenkiam, mušam į viršų, grįžtam. Nėra labai didelės amplitudės judesys, bet labai tikslus, turit jaust sėdimą. Puiku. 3 ratukai padaryti. Jeigu kojos pavargo, galim jas pasimasažuoti. Ir ruošiamės paskutiniam 4 ratukui. Ketvirtas ratukas vėlgi kartojasi. Grįžtam prie antro. Prie vidurinio ir mažojo sėdmens raumenų iš šlaunų. Tai labiau pamatysit visi judesiai kitoj amplitudėj, per šoną. Atsimenam, pirmas pas mus pritupimas, kojos atvedimas į šoną. Pasiruošim. 3, 2 ir važiuojam. Žemyn. Iškvėp. Žemyn. Iškvėp. Čia rankas galite tik kaip jums patogiau. Jeigu norit, galit vėlgi už galvos palikti. Dar po vieną padarom į kiekvieną pusę. Ir iš karto leidžiame žemyn. Atidarom klubą, kylam į viršų, su iškvėpimu. Neskubam kristi, palaikom sekundę, pajaučiam raumenuką, sėdmenų. Grįžtam. Pilvas įtemptas. Iškvepiam. Dar. Dar keli kartai. Ir dar vieną padarom ir keisim pusę. Neskubam. Jūs galite tiesiog apsisukti. Aš tiesiog nenoriu būti į jūs pasisukus sėdmenim. Dar. Iškvepiam. Ir dar paskutinį vieną kartą padarom. Nusileidžiam. Ir 4 pasisukam, nuošiam dešinę koją. Tiesi. Per klubą. Piešia puslankį. Aš visą laiką šitą pratimą vadindavau vaivorykštę. Koją piešiam vaivorykštę. Paliečiam žemę pirštais, paliečiam kitoj pusėj. Ir pakankamai aukštai iškeliam, kiek pavyksta, neįdarbinant juosmens. Gerai. Dirbs tą pati dešinę koją, pilvą laikom įtemptą, nugarą tiesi. Atsidarom rankos plačiai. Iškvepiam. Ir grįžtam. Jeigu per sunku, be kojos tiesimo. Tik atsidarom ir grįžtam. Žiūrim žemyn. Kaklo nelaužom. Kita pusė. Vaivorykštė kairė koja. Pilvą
įtempia. Rankos gali būti plačiau, jeigu sviruoja. Nugaros nejudina. Trupučiuką pailsim, grįžtam į pradinę padėtį, kairė koja daro paskutinį kartą, atvedimą ir tiesimą. Iškvepiam. Grįžtam. Dar. Ir paskutinis pratimas apsisukas. Darysim sėdmenų tiltą iš varlytės. Keliukai į šalis. Kylame viršų, sėdmenis įtempiam. Vienas. Grįžtam. Dar. Pilvas įtemptas. Ir dar sėdmenis įtempiam. Žodžiu, viskas į vidų. Tik oras į išorę. Orą iškvepiam. Su pakilimu. Dar. Paskutinis. Iškvepiam. Apkabinam kelius, pakylam. Vau, pasidžiaugiam, kad padarėm nuostabų darbą. Ir eisime trupučiuką atvėsti. Atsipalaiduoti. Atsigeriam, jeigu reikia. Kažkokius negražius žodžius čia dainuoja, šitą dainuoja. Gerai. Laikom pusiausvyrą. Dešinė koja. Į priekį. Į save. Prispaudžiam. Ištempiam sėdmenis. Stovim, kvėpuojam. Jeigu jau nebeišstovim tiesiai, galima laikytis už ko nors. Iš čia koją apsukam, pasidedam ant kitos pusės kelio. Ir atraminę koją leisim žemyn, ištempsim dar giliau, stipriau sėdmenį. Leidžiamės. Kvėpuojam. Galima rankas laikyti kaip norite. Čia galite ant kojos ir taip lengviau. Turim jau sėdmenį, stipriai atidarom. Galite keliuką pastumt dar žemyn. Gerai, išsidėsim, grįžtam. Atidarom koją į šoną. Ups, pusiausvyrą. Pilvas įtemptas, pečiai nuleisti. Grįžtam. Ir prie sėdmenų prispaudžiam. Iš čia ant kūno ir paspaudžiam truputį. Ta pusė. Kartojam. Ir spaudžiam. Prie krūtinės. Kvėpuojam. Džiaugiamės. Ne, tą ramybę. Kuri ateina į mūsų kūną. Apsukam koją. Ir savim didžiuojamės. Dėkojam savo už tai, ką šiandien dėl savęs padarėm. Leidžiamės žemyn. Giliai kvėpuojam, įkvepiam, iškvepiam. Iš čia pakylam. Atsidaro koją į šoną. Ir pakeičiam. Spaudžiam prie sėdmenų. Kvėpuojam. Paleidžiam. Ant kūno paviršaus. Kairę koją taip pat. Stumam, papulsuojam žemyn. Įkvepiam. Ir iškvepiam. Pasidžiaugiam. Ir padėkojam savo. Kokios mes šaunuolės. Vieną dalyką pasakysiu, merginos, jeigu skauda raumenukus kitą dieną, jeigu vargstat ir kankinatės, pliusiukas, noriu išjungti muziką, pliusiukas, visą šitą reikalą yra toks, kad atsiminkit, kad kiekvieną kartą, kai jums skauda raumenis, reiškia jūsų kūnas dirba, kad atstatytų raumenukus
Ir dirbdamas, jis vėlgi degina kalorijas. Tai reiškia, kitą dieną, jeigu jums skauda raumenukus, bet jūs nesportuojat, jūsų kūnas vis tiek degina daugiau kalorijų negu įprastai, kadangi jis remontuojasi. Tai va, visom puikios dienos, susitiksim netrukus. Susirašiau eiti į parduotuvę daržovių. Šiandien sugalvojau, kad nepaisant to, kad pas mus yra sporto diena, aš vis tiek kiekvieną dieną bandau išlaikyti mažiausiai 10 000 žingsnių arba 15, arba sporto, arba nesporto dienos, tai yra jau mano rutina. Jums aš rekomenduoju mažiausiai nueiti 10 000 žingsnių, bent ne sporto dienom, nes jeigu sporto dienom, sakykime, niekada nebuvot aktyvi ir padaro treniruotę, tai jau jūsų organizmui yra daug. Ir norėjau prieš einant į parduotuvę parodyti, kaip atrodo mano milžiniška vakarienės porcija. Šiandien primenu trumpai visos dienos meniu. Pusryčiam pas mane buvo granola, vakar vis tik radau granolą, kurioje nepridėta cukraus. Tai buvo 70 gramų ir turbūt 3 dideli šaukštai natūralaus jogurto išmaišau, trupučiuką palaukiu, kad suminkštėtų granola, kad būtų skaniau. Ir va tokie va buvo pas mane prabangus pusryčiai, labai buvo pasilgus granolos. Ir manyčiau, kad gal rytoj irgi pasiliksiu taip pat prie granolos pusryčių. Žodžiu, aš kažkaip tai, vat, kai kažkokio maisto pasilgstu, tai vat, paskui negaliu atsivalgyti. Tai bent jau 2 dienos pas mane bus granola. Iš esmės rytojus diena bus tikrai panaši, nes rytoj vakarienė taip pat bus tokia pati. Žodžiu, žiūrėkit, pusryčiai granola šokinėjau. Pietus buvo jautiena, tokia pati kaip vakar dienos, tada plus truputį marinuotų ir konservuotų daržovių ir daug šviežių daržovių. Tada užkandžiai. Šiandien pas mane 35 gramai riešutų. Kadangi pasirinkau, labai norėjau pistacijų, čia yra 70 gramų pakelis pistacijų, radau Norfoje pirkti po tiek susvertą. Ir kaip tik, kai išlukštensiu, tai ir bus apytiksliai plus minus 30-35 gramai. Čia yra mano vienas užkandis, antras užkandis obuoliukas. Šiandien juos sujungiu į vieną, kadangi neplanuoju visą dieną būti namuose, tai va šitą užkandį pasiimsiu su savim ir valgysiu kaip atskirą vieną valgymą. Žodžiu, neskaidysiu į atskirus užkandžius. Ir tada vakarienė, pagalvojau, kad užminiau jums, žiūrėkit, šiek tiek per sunkią myslę su ta vakarienė dėl fetos sūrio. Primenu, kas čia yra. Pas mane čia yra daug žalumynų, matot, iceberg salotos papjaustytos, pomidoriukus užbaigiau, tai žodžiu, iš raudonų daržovių tik raudonos paprikos. Jeigu matosi, bijau aš čia apversti, nes per mažas indelis. Tada daug agurkų, tada vienas virtas kiaušinis, 70 gramų neriebaus fetos sūrio, tuo aš apie jį pasakysiu, ką sugalvojau. Tada pusė raudono svogūno papjaustyto, viskas apipilta 1 šaukšteliu alyvuogių aliejaus ir pabarstyta moliūgų sėklomis. Tai va tokia va didelė porcija. Pasidariau iš karto, uždengsiu, kad tiesiog vakare nereikėtų vėl stovėti prie puodų. Ir jau likusi diena pas mane lieka be gaminimo. O rytojaus visą dieną planuoju be didesnio gaminimo. Nes manau, kad ir jums galbūt aktualu turėti bent vieną dieną, kur reikėtų minimaliai gaminti arba negaminti visai. Tiesiog susipirkti produktus ir susidėti ir valgyti. Tai va rytoj bus tokia diena. Dabar dėl sūrio. Žiūrėkit, vakar vargau, iš tikrųjų ne visose parduotuvėse būna pirkti mažesnio riebumo fetos sūrio. Vos ne taip radau 23%, bet ir taip jis dvigubai brangesnis už paprastą. Minėjau, dar kitoj parduotuvėje būna pirkti, bet jau vakar tingėjau važiuoti. Tai jeigu nerasite tinkamo riebumo fetos sūrio, minėjau 21%, galima ir 18 suras, 23, aš nupirkau plus minus. Bet ne 45 ir ne 55. Bet jeigu nerasit ir nusipirksit 45, pavyzdžiui, procentų fetos sūrio, tada kokią galime daryti su jumis karuselę. Vietoj 50 gramų dedame 50. Vietoj 70 dedam 50 gramų riebesnio fetos sūrio ir eliminuojam aliejų. Tai vat, kur pas mane yra 1 šaukštelis alyvuogių aliejaus, plus minus žiūrint kaloringumą, tada išimam aliejų ir galime viską tiesiog pašlakstyti, sakykime, citrinos sultimis ir vėlgi pabarstyti sėklomis. Dabar šitas salotas galime pagaminti iš karto 2 dienom. Rytoj vakare
šita vakarienė kartosis. Dėl ko taip yra? Dėl to, kad fetos sūrio, bent jau pavyzdžiui, mano atveju nusipirkau 150 gramų pakuotę, kai tik per pusę perpjauni, 7,5, kaip juokauju, visą laiką ant peilio dar šiek tiek palieka 5 gramai, tai kaip tik ir išeis apie 70 gramų fetos sūrio. Tai žodžiu, rytojaus vakarienė pas mus kartosis ir rytojaus pusryčiai pas mus kartosis. Tai va, tuoj dar kartelį grįžtų su pilna kitos dienos diena, su pilnu meniu. Taigi grįžtu pas jūs po ilgo pasivaikščiojimų į parduotuvę su pilnu stalu maisto ir rodysiu mūsų 8 dienos meniu. Tai kaip jau minėjau prieš tai, pusryčiams mes valgysim granolą apie 70 gramų ir keli šaukštai natūralaus jogurto, pas mane 1,5% riebumo. Tada pietums galima bus daryti su gaminimu, galima be gaminimo. Čia toks labai įdomus variantas. Aš darysiu baulą su lašiša ir daržovėmis. Iš karto pagaminsiu šiandien. Labai greitai, čia reikia sumest, ilgiausiai turbūt užtruks sudėlioti daržovės gražiai. Bet galima bus daryti ir be gaminimo. Pagrindas lašiša 100 gramų pakelis ir tada galima pasirinktinai. Pas mane bus apie 80 gramų avinžirnių, apie 75 turbūt gramus saldžių kukurūzų, agurkai, paprika, gabaliukas avokado, bet reikėtų imti mažiuką, kad kuo mažiau, nes šitą didelį labai daug sveria, nebuvo. Jau vieną parduotuvę pešiom ir tiesiog nebuvo galimybės, nebuvo ten mažesnių. Tai paėmiau didelį, nieko tokio nesunaudosiu kitom dienom, bet būtent čia mums reikės apie 60-70 gramų visai gryno kiekio, nedidelio gabaliuko avokado. Paruošiau taip pat galima naudoti svogūnėlius, galima naudoti morkas, galima naudoti bet kokias jūsų mėgstamas daržovės. Vietoje kukurūzų galima žirnelius, galima iš viso be jų. Čia toks variantas. Tiesiog lašiša su įvairiais, su įvairiais deriniais, pagardais. Tai vat, galite pačios sugalvoti. Tai parodysiu, kaip daryti baulą. Jam bus reikalingas dar lašelis, visai nedaug sojos padažo ir arba sezamų sėklas, arba sėklų mišinys. Čia 5 grameliai pas mane. Jeigu visiškai be gaminimo, nes čia sudėti užtruks gal, nežinau, 10 minučių, o visai be gaminimo tiesiog į lėkštę sudėliojam lašišą ir norimas daržovės. Ir tiek, ir valgom tokias salotas. Bet tiesiog, kad būtų įdomiau ir gražiau, aš pagaminsiu baulą iš vakaro, tada suviniosiu maistinę plėvelę ir valgysiu rytoj. Užkandžiai. Rytoj turbūt bus mano mėgstamiausia diena, nes užkandžiai bus labai skanus, kasgi per vasarą be arbūzo. Arbūzo nupirkau nedaug, čia kilogramiukas ir valgysiu gryno kiekio valgomosios dalies apie 250 gramų. Tiesiog kubeliais papjaustysiu ir taip su šakute kaip desertą valgysiu. Ir antras baltyminis užkandis pas mus bus jautiena. Čia yra vytinta jautiena. Būtent šita su slyvomis ir čili pipirais. Kuom gi jinai yra gera? Nes čia yra 40 gramų gryno kiekio, per 40 gramų tik 118 kalorijų ir labai daug baltymų, net 18 gramų baltymų. Dėl to, kad šitą jautieną pagaminti yra naudojama, aišku, ne 40 gramų jautienos, o žymiai daugiau. 100 gramų pagaminti, sunaudota beveik 200 gramų jautienos. Tai va, tai... Žodžiu, baltyminis užkandis toks. Jeigu nemėgstat jautienos, kokią čia alternatyvą jums sugalvot, valgykit bet kokį kitą baltyminį užkandį, galbūt tos pačios sūrio lazdelės, sūrio dešrelės. Galbūt galų gale, jeigu niekas netinka, nuimkit baltyminį batonėlį, jeigu, pavyzdžiui, saldžiai norisi, kokį mažesnį, nes šitas užkandis pas mus yra 118 kalorijų, tik tai. Taip, ir dar vakarieniai valgysim tas pačias salotas, kaip minėjau šiandien. Dar aš jų nesuvalgiau, tai parodau tas pačias, bet gaminsiu panašiai. Mano salotos, prieš kelias minutės rodžiau, gaminome kartu, tai galit grįžti į video pasižiūrėti.
Tik tai nupirkau truputį kitų daržovių. Šiandien pritrukau pomidoriukų, tai nupirkau pomidoriukų ir nupirkau salotų mišinį, iš karto pjaustytą. Tai vat lygiai tas pats bus pagrindas likęs gabaliukas fetos sūrio, raudonos svogūniukas, kiaušinis, agurkėliai ir va, salotų mišinys ir pomidorai. Tai va tokia bus diena, jinai labai skani ir labai greitai viskas yra sudedama į lėkštę, pagaminama praktiškai per 5 minutės. Tai dabar kartu pagaminsime su jumis baulą ir lėksiu montuoti jums video. Mielosios, įdomiausia dalis baulo gaminimas. Kamerą nuleisiu žemiau ir bandysiu parodyti mano procesą. Taip, žiūrėkit. Čia yra mano dubenėlis. Būtų gerai paimti kažkokį plasmasiuką ar panašiai. Čia pas mane yra dalis vienkartinės popierinės lėkštutės. Tiesiog, kad beriant pirmus produktus, jie išlaikytų savo vietą. Tai va, sakykime, aš pradėsiu nuo kukurūzų. Ir aš juos va tiesiog taip išbersiu. Nu ir jie kaip ir va, yra čia. Taip. Kitas dalykas, galbūt aš įdėsiu papjaustytą avokadą. Čia jau iš anksto pasiruošiau. Tai va šita dalis bus tokia. Oi, klausykit, net negalvodama. Geltona, žalia, raudona. Geras, kaip fainiai. Kaip tik olimpinių proga. Geltona, žalia, o va čia va bus raudona. Visiškai kažkaip atsitiktinai tiesiog tuoj parodysiu, kaip atrodo ir kas gaunasi. Tiesiog dėl to, kad norėjau kuo skirtingų spalvyčių, kuo daugiau. Va, pradžia yra tokia. Matot, kiekviena daržovė, kiekviena turi savo vietą. Dabar kitas dalykas, pas mane yra avinžirniai, padarysim avinžirniam vietos. Dabar žiūrėkite, avinžirniai, kad jie būtų skanesni. Aš juos apkepiau su svogūniuku ir truputį druskos. Bet tai yra nebūtina, žinokit. Tai tikrai yra nebūtina ir tai yra visiškai skonio reikalas. Dedu avinžirnius. Jėzau, čia trupučiuką užtruks. Taip, toliau sudedu papjaustytą lašišą. Aišku, visai čia nelabai higieniškai viskas išeina su mano tais kabančiais plaukais, bet kadangi gaminuosi vien tik tai savo, tai kaip ir pati savo atleidžiu. Taip, nu va, žiūrėkit dabar, kas pas mus išėjo. Va taip, va, labai gražiai. Daugiau nedėsiu. Žinokit, nebetelpa. Agurkai, svogūniukai, tai man užteko taip. Avokadas, paprika, avinžirniai, kukurūzai ir lašiša. Dabar visas užbaigimas. Apkepinsiu sėklų mišiniu, kad būtų šiek tiek gardžiau. Tada viską pabarstysiu sėklų mišiniu ir apipilsiu jau sojos padažų, bet apipilsiu šviežiai prieš pat valgant. Dabar iš karto to nedarysiu. Tai va, žinokit, toks, nerealus baulas, man labai svarbu yra pateikimas. Man, žinokit, kartais tas maistas žymiai svarbiau yra estetika, nes kai estetiškai gražiai atrodo, tai tada ir valgosi labai labai skaniai. Taip, tai baigiu gaminimą ir netrukus grįžtu atgal pas jūs. Merginos, aš negaliu kentėti, noriu suvalgyti tai tučtojau, bet paliksiu rytojaus pietums. Žiūrėkit, koks grožis. Nugi taip valgyt, aš nežinau, kiek tai bus skanu. Bus, kaip standartinės daržovės, aišku, duoda savo kepti avinžirniai, duoda savo paskrūdintos sėklos ir truputėlis, truputėlis, kaip čia dabar jums parodyti, vienas arbatinis šaukštelis. Tai, žodžiu, bus tikrai žiauriai skanu. Tai va tokie pietukai. Dabar, jeigu nevalgote lašišos, arba neturite, arba nenorite, variantai. Jeigu ne lašiša, tai krevetės 150 gramų ir toks pat išdėstymas. Jeigu ne krevetės, gali būti tūnos skardinė. Kadangi tai yra pietus, tūnas turi žymiai mažiau, tūnas savo sultyse, ne riebaluose, tūnas savo sultyse turi žymiai mažiau kalorijų ir riebalų negu lašiša. Dėl to galima naudoti visą skardinę 180, 170, skirtingos būna tos skardinės. Tai vad, kad būtų skaniau, tūną siūlau, žinokit, laifhakas visų laikų. Irgi apkepinti su svogūnais. Tai tada galbūt nedėsit avinžirnių, galbūt dėsit tūną, gal prie jo priderinsit visai kitas daržovės, gal marinuoto agurkėlių pasipjaustysit.
Gal kažkokią kitą marinuotą daržovę sugalvosit įdėti. Daržovės yra jūsų pasirinkimas. Dabar, aišku, siūlyčiau dėti pasirinktinai vieną iš tų tokių skaidulinių medžiagų šaltinių, sakykime, arba žirneliai, arba kukurūzas, arba avinžirniai, arba 2 iš jų. 3 iš jų gal jau ir daugoka. Tai vat, žinokit, nuostabus pietus bus, aš įsimylėjau šią dieną, paskui norėsiu jau kartot, bet tada gal jau ne tornado iššūkio metu. Tai ką, linkiu jum likusios nuostabios dienos, taip pat likusio nuostabaus projekto, lauksiu jūsų atsiliepimų, lauksiu klausimų per klausimų atsakymų sesiją. Nepamirštam, kad 10 valandą, pirmadienį, trečiadienį, penktadienį YouTube kanale Tornado iššūkio metu laukiu jūsų klausimų ir diskusijų, kadangi būnu su jumis gyvai kitoje ekrano pusėje. Tai, mielosios, nepamirštam prenumeruoti MyFit Empire kanalo ir pasipasakoti, kaip jums sekasi. Tikiuosi, sekasi puikiai. Iki!